Mieli vaikučiai, kviečiu pasiklausyti Leticijos Baltės pasakėlės Tu esi nepakartojama. Štai ir baigėsi kalėdiniai renginiai mokykloje. Gausi skruzdėlių šeima dardėjo automobiliu namo. Nenuoramos skruzdėliukai nenustygo vietoje, vieni kitiems pasakodami paskutinius įspūdžius ir rodydami kalėdinės dovanėlės. Visiems buvo linksma ir smagu. Tik Magmytė sėdėjo susigūžus ir pro nosį šliurpščio išdavikiškai riedančias ašaras. Ji nusisuko į langą, nes nenorėjo, kad kas nors pastebėtų. Tiesą sakant, mažyliai buvo užsiėmę savo reikalais ir visai nepastebėjo sesers subjūrusios nuotaikos, tik nedidžioji skruzdė. Jie akies krašteliu stebėjo savo Magmytę ir tik laukė progos, kada galės dviese pasišnekėti. Sugužėję namo skruzdėliukai pabiro po skruzdėlyną lyg perliukai iš suplyšusio brangaus vėrinio. Vieni puolė žaisti su naujais žaislais, kiti užsidarė savo kambariuose, norėdami slapta pasidžiaugti savo dovaną, treti ieškojo ką užkąsti, nes jau gurgė pilvukas. Tad didžioji skruzdė užkaitė pienuko ir ištraukė pačios keptas, gardžiai kvepiančias bandeles. Namai pakvipo cinamonu, skleisdami malonų kalėdų kvapą. Visi puolė prie stalo, griebdami mamos bandeles, gėrė šiltą pieną ir garsiai šnekučiavosi, dalindamiesi mokykloje vykusios šventės įspūdžiais. Kai alkani pilvukai pasisotino, mažyliai ėmė rinktis ir saldus miegelis juos meiliai išguldė. Didžioji skruzdė, pajutusi, kad jau atėjo palankus metas, išėjo ieškoti dukrytės Magmytės. Skruzdėlytę radusi susirangusią kamputyje, mama ištiesė jai skaniąją bandelę ir meiliai apkabino. Ar galiu prisėsti? Paklausė ji. Sėskis, liūdnai ištarė mažoji. Šiandien visiems taip linksma, tiek daug dovanų ir kalėdinių įspūdžių, bet matau, kad tau visai nelinksma. Ar kažkas atsitiko? Ai, šiaip nieko baisaus, nesiruošė atvirauti Magmytė. Liūdna ir tiek. Man rodos, tave kažkas sužeidė. Dar labiau prisiglaudė prie savęs mažylė mama. Ar tikrai? Magmytė papurtė galvą gindamasi, bet staiga kūkčiodama paplūdo. Kodėl mama baružėlės moka taip nuostabiai dainuoti? O voriukai savo tinklais audė nuostabų piešinį. Štai laumžirgiai svajingai sukosi šokdami ir mosuodami sparneliais, o aš vienintelė taip nemoku. Magmytė gailiai verkė. Mama, aš jaučiuosi nevykėlė. Nedžiaugai moka skambinti pianinu, o aš nieko nemoku. Nusidainuoju, bijau lipti ant scenos, nedrąsu šokti. Vis labiau raudojo Magmytė. Didžioji skruzdėlė neskubėjo patarti dukrytei. Ji ieškojo tinkamų žodžių, kurie galėtų pasiekti jos mažą širdelę. Staiga netikėtai paklausė. O kas tau patinka? Apie ką tu, mama? Ką tau patinka daryti, veikti? Nežinau, šluostėsi ašaras skruzdėlytė. Kaip nuostabu, kad boružėlės moka dainuoti, o varai piešti. Ir tu kažką moki? Ne, nemoku, nusivylusi savimi prieštaravo Magmytė. Aš ne tokia kaip kiti. Aš tikra nevykėlė, gailėjosi savęs mažoji. Kodėl lygini save su kitais? Visada bus tų, kurie talentingesni ir geresni už tave, arba netokie gabūs ar net blogesni. Lygindamasi su vienais save niekinsi, menkinsi, o prieš kitus pasipūsi, kad esi geresnė. Pažvelk į savo širdelę. Kūrėjas tave sukūrė ypatingai, unikaliai. Tokios kaip tu daugiau nėra. Tu vienintelė. Tavo didysis kūrėjas žavisi tavimi, džiaugiasi tavimi tokia, kokia esi. O kokia aš? Tu svajotoja. Didžioji skruzdėlė taip pakilo ir nuėjusi prie eglutės įžiebė nuostabią girliandą.
Magmytės akyse ėmė žėrėti margaspalviai kamuoliukai, o pati skruzdėlytė nejučia nusišypsojo. Mama pajuto, jog jau laikas miegoti ir nusižiovavusi tyliai išslinko iš kambario, palikusi Magmytę pasvajoti. Magmytė prislinko arčiau prie kalėdinės eglutės ir jaukiai susirangiusi atsigulė prieš ją. Ji ilgai žiūrėjo į mirgančius tamsoje žėrinčius burbuliukus, negalėdama atsigėrėti jų grožių. Magmytė gulėjo lyg užburta. Taip jai buvo gera, šilta ir jauku. Savo akimis fotografavo šį nuostabų reginį. Jo žvilgsnis bėgiojo nuo vieno mėlyno burbuliuko prie žalio ir geltono. Akys švelniai apkabindavo spalvotą kamuoliuką, apžiūrėdavo iš visų pusių ir tik tada meiliai paleisdavo. Raudoni, melsvi, gelsvi, žalsvi, violetiniai atspalviai pripildė jos sielą ir nunešė toli, toli. Jai rodėsi, kad jis skrenda aukštai dangumi, kyla vis aukštyn ir aukštyn, darosi vis šviesiau ir šviesiau jos sieloje ir rodės tuoj susitiks savo kūrėją. Neapsakoma meilė užliejo skruzdėlytės širdį ir ji pasijuto labai laiminga. Staiga Magmytė suprato, nors visi burbuliukai skirtingi, bet labai gražus. Kiekvienas iš jų labai reikalingas, savaip žavus ir mielas. Supinti į girliandą jie vienas kitą papildo, praturtina, lyg kviečia ir tave į svaigulingą spalvų šokį. Mažosios skruzdėlytės akys užkliuvo už po eglute padėtą dovaną. Ji prisiminė, kad artėja svarbi diena – Kalėdos, ir netikėtai jo širdyje sužibo žodis – dovanos. Tu esi kūrėjo dovana, aidėjo jos mintyse žodžiai iš Boružėlės atliktos dainelės girdėtos per šventę. Tu esi ypatinga, sužibo žodžiai iš voriukų piešinio, kurį jie audė per šventę. Mes vienas kitam reikalingi, skambėjo ausyse svajinga melodija, pagal kurią šoko laumžirgiai. Magmytė dar ilgai žvelgė į šokinėjančias eglės spalveles, kol galiausiai suprato. Aš margaspalvė kūrėjo svajonė. Mirksinčioje eglutės girliandoje ji bandė surasti save. Gal aš esu geltonas burbuliukas, o gal žalsvas ar melsvas? Buvo sunku išsirinkti vienintelį, nes visi nuostabiai mirksėjo, užburdami savo žavesiu. Žvelgdama į eglutės girliandą, ji išvydo besisukančius žalius žiogelius, melsvus laumžirgius, raudonas boružes ir gelsvus voriukus. Staiga Magmytė suprato, kad ir apie juos svajoja kūrėjas, suteikdamas kiekvienam savo išskirtinį žavesį, savo geltoną, melsvą, žalsvą, rausvą ar violetinę dovaną. Supindamas visą tai į girliandą, Magmytė linksmai nusijuokė ir stiktelėjusi nubėgo į savo kambarį. Taip ji norėjo visą tai užrašyti savo dienoraštį. Na ir kas, kad mažoji skruzdėlytė nemokėjo taip gražiai piešti kaip voriukai, ar šokti kaip laumžirgiai. Kas žino, gal kada nors Magmytės svajonė suguls ant popieriaus ir sužibės lyg kalėdiniai burbuliukai, pralinksmindami ne vieną širdelę. Ji taps rašytoja. O tuo tarpu didžioji skruzdė tyliai skaitė išminties knygą. Jos veidu perbėgo svajingas šypsnis, bylojantis kūrėjo darbą jo širdyje. Štai ką ji tą vakarą perskaitė. Yra skirtingų dovanų, tačiau tas pats kūrėjas.